Labas. Pagalvokit apie jums šiuo metu aktualų ir svarbų dalyką ir paklauskim dėl jo kortų. Ką reikia, ką naudinga sužinoti? Gerai, pagalvojam, ir traukiam kortas. Žiūrim, ką turim. 10 kardų, 5 taurės ir teisingumą. Visų pirma, ką norisi pastebėti, kad emocija tokia liūdnoka, net sakyčiau, labai liūdna gali būti tam tikrais atvejais. Nusivylimas, negavimas to, ko norit, toks gyvenimo išdavimo jausmas, tarsi, kad kažkas bedė peilį į nugarą, tikėjotės visai kitaip, buvote sudėjęs daug vilčių, o ta situacija, žodžiu, ne tai, kad net, ne tai davė, ką norėjot, visiškai priešingai tarsi suveikė jums į minusą, į nuoskaudą ir netgi privertė nebetikėti gyvenimu, nebetikėti savim, žodžiu, tokia labai sunki nuotaika, energija, toks slogutis ir dabar gali būti, kad esate tokioj duobėj, kada galvojat, ir nebus čia nieko gero, ir nesąmonė čia, ir nebesistengsiu, ir nebedarysiu, bet visgi turim teisingumo kortą, kas sako, kad nebuvo ta nesėkmė, kaip jūs ją matote, ta nesėkmė nebuvo šiaip savo, aišku, jinai nebuvo nesėkmė, jinai buvo patirtis, kurią jūs tik traktuojat kaip nesėkmę, dėl to, kad šiuo metu patiriat neigiamus jausmus, bet tai buvo patirtis, kuri davė jums suprasti, kad tam tikri dalykai jų negauna dėl to, kad jie ne jūsų. 5 taurės yra korta, kuri tarsi liūdna iš išorės, bet jinai turi tokią labai gydančią vidinę prasme, kad vietoj to, kad sielotumėmės, ko neturim ar ko netekom, pasižiūrėkim, kad dar turime. Iš 5 taurių išsipylė 3, 2 dar pilnos gėrimo, pilnos to, ko norim, dar 2 laisvai galime naudoti ir tose 2 galbūt ir yra tai, ko mums reikia, ne kiekie esmė, o kokybė, o turinyje. Tai aišku, išsiverkti, išsirėkti, kaip sakant, išsibliauti, visai gerai, paleisti tą emociją, bet tada pajungiam, kaip sakau, šaltą protą, šiek tiek grįžtam į realybę ant žemės, viskas gerai. Kol kas sveiki, gyvenam, tai ką dabar darom? Kažko negavot, ko norėjo labiau jūsų ego, man toks jausmas. Ar čia kažkokia meilės peripetijos, ar dar kažkas tokio, bet tarsi kažko norėjot, nes galvojate, kad tą gavę būsit kietesni, kad tą gavę būsit pripažinti kaip jau verti dėmesio, meilės, pinigų ar dar ko norite būti verti. Gyvenimas smogė per ausį, to nedavė, bet tik dėl to, kad suprastumėt, kad ne ten ieškote svajonių pildymosi, kad ne tuose šaltiniuose. Pasižiūrim, dar ištraukiam porą kortų, kokiagi prognozija, į kurią čia pusę ta situacija vystysis ir ką dar galiu dėl jos pasakyti. Imperatorės korta ir pakaroklis. Pakaroklis visada rodo, kad po žmogų dėl tam tikros patirties, vadinasi, keičiasi požiūris. Tai kadangi mes žinom, kad šiuo metu išgyvenate, kaip jūs traktuojate nesėkmę, dėl jos keičiasi požiūris. Tai gaunasi, kad tos nesėkmės paskirtis ir buvo, kad pasikeistų jūsų mąstymas tam tikrų dalykų pagrinde, kas liečia jūsų vertę ir jūsų gausą ir jūsų laimės paieškas. Iš esmės, kaip ir sakiau, laimės ieškote ne ten, savo vertę, savo grožį, savo potencialą, savo fainumą, norėjote realizuoti ne tuose šaltiniuose, ne tuose santykiuose ir ne su tais žmonėmis. Imperatorės korta sako, kad viskas taisosi, viskas tvarkosi, jūs grįžtat į ramybę, grįžtat į pasitikėjimą savimi ir gaunate tai, ko norite, bet ne iš tų žmonių ir ne iš tų šaltinių. Tai patarimas būtų, aišku, pajausti ir paleisti emocijas, bet žinoti, kad ne pasaulio pabaiga, jūsų siela jumis rūpinasi, veda ten, kur turite būti, o dabar jūs patiriat patirtį, kuri yra pamoka, kaip vis tik tais nenuleisti rankų ir tiesiog išmokti keisti strategiją. Ačiū, kad esat, iki.